Visi žinote, kad drąsa gali būti ir beprotiška, ir pražudyti. Tačiau iš baimės pasirinktas saugumas - tai spąstai, kuriuose mes palaidojam savo svajones ir ateities gerovę. Jeigu iš baimės pasirinktas saugumas tampa įpročiu, mes aplamai nustojame gyventi savo gyvenimą. Kartais žmogus, neapsikentęs iš baimės, pasirenka būti drąsus. Tačiau tai nedrąsa, tai greičiau pyktis. Pyktis gali būti ant savęs, ant kitų žmonių, galų gale ant tos situacijos, kurioje jisai per ilgai kenčia. Ir tai tikrai nenuves į tuos norimus išsvajotus rezultatus. Vienintelis kelias tai surasti savo baimės šaknis, rasti savo vidinius resursus. O kaip suprantat, visą tai nesąmoningoje mūsų dalyje. Tiek tos senos patirtys, kurios kuria mūsų baimę, tik tie resursai, kuriais dar mes nepatikėjom. Ir visą tai gali padėti vėl grįžti prie savo svajonių ir vėl grįžti prie tos norimos gerovės ateityje.